jeigu tu atsikelsi ten 6 ryto ir dirbsi, tai jau blogai. Ne, blemba, kelies, kada tau, organizmas leidžia ir nori, žinai. Nežinau. Labas rytas. O, labas. Sveiki. Pavėlavai, po 6:30 pradėjom 6:35. Jokinga, kai tik tokia rodo, kad, blet, kas 3 minutės, tipo, keičiasi dalykai ir, žinai, 4:30 šlapi, Tai šitas su vandeniu. Aston ar kaip jisai ten. O tu matai, kaip jis išpapino, tas juodukas? Tai seni, belia, Jo. kaip. Bet ten, man atrodo, labai fake. Ir šiaip jokinga, nes, tipo, matė Gabrielė irgi šitą dalyką, tipo, kad ten, žinai, su šaltu vandeniu, ten ledukus kišo į veidą, kad, tipo, labai... 4 minutės į baseino šoką. Jo, Tai. ir Gabrieliai pasidarė alergiją nuo šalto vandens. Ir sako, kodėl mano veidas raudonas? Būtent nuo to dalyko, nes kišo vandenį, tipo, veidą į šaltą vandenį. O tai nereikia? Nu, tai, tipo, kiti žmonės, tiesiog yra alergiški šalčiui. Ai. Pas mane irgi būna, kai būna labai šalta, būna kartais taip labai kažkaip keistai neštėt, būna pradeda, bet įvairiai. Nes aš taip eidavau į jaketą, žinai, tas kaip ir gerai. Labai įvairiai. Blemba, aš tai 2 savaitės, pasirodo, mano pėdom yra alergija nuo šalčio. Po mūsų 4 išvažiavimo į mišką, 2 savaitės seniai užtrukau, kol man kojos atšilo. Fucking 2 savaitės. Dabar tai ačiū Dievo, aš jau jaučiu kojas, žinai, pėdas. Seniai 2 savaitės, man vienas pirštas užšalęs buvo. Kaip taip įmanoma, blemba, nesupratau, bairiu. Crazy. Eina sau. Aš tai, sakyk. Ne, aš turiu meni, kad tu sakei, kad Gabrieliui alergija, žinai, nuo šalto, bet šitas būtent su ledukais ir vandeniu. Tai daug aš šitą naudoju, ypatingai pramogų industrijoje, kai tu turi ten, žinai, tipo, belė kiek tų filmavimų. Tai aš irgi esu nekartą kišęs, nes žiauriai esu kišęs nekartą. Matau. Tai žiauriai padeda. Tipo, tai pačičiuchinį iš karto. Aš tai esu alergiškas, žinot kam? Nu, mauny, kad spėt. Keistam dalykui esu alergiškas. Karvėm. Ne. Mano tėtis alergiškas karvėm. Kaip alergija karvėm. Kaip pasireiškia alergija karvėm? Negali karvį kast? Ne, kas, nuglostit negali. Tai aš arkliam alergiškas. Karim, tai jau seniau, kaip tu išsiaiškinai? Kaip aš išsiaiškinau, aš jį kėliau postą Instagrame, kai aš pavadinėjau su arkliu. Aha. Taip, va čia visai taškučiais, blėt, veidava, tai va. Ir akis raudonas. Ką? Bet esmė, kad, tiesiog, va, jeigu Tomis būtų arklys, aš va, tai va, geras Tomis ir tada, žinai, va, tai padaryčiau ir čia viskas taip taškučiais, žinai, raudonais. Eina nafik. Jo. Bet šiaip ne tik arkliam, aš labai alergiškas šiaip gyvūnam esu, nes kai, atsimenu, Adomas atsiveždavo savo šunį tą fanį, kuris ten šerės belekiek, ir aš taip, žinai, taip paliesdavau biškį veidą kažką. Iš karto. Ir katėm alergiškas, šiaip net savo tiem voverėms skrydojim alergiškas, nes kai nenukerpi nagų ir jeigu ant manęs tipo čiko vaikšto, tai nors kiek, žinai, tipo nagas tipo įsikimba jodą, tai toj vietoje irgi taškus ir nešti labai. Eina savo. Tai jeigu turėčiau gyvūną, tai turėtų būti hipoalerginis, tai po tėvų šunys tokie, tai viskas gerai, niekad nieko nebuvo. Mano sesės šuo irgi toksai. Ką reiškia hipoalerginis? Tie, kurie nealergizuoja. Kažkaip plaukai jų yra šitai tokie negu... Čia ką, tiesiog veislė tokia? Tai daug, yra daug veislių, kurios tas pats, pavyzdžiui, Yorkshire'as. Tai jų, kaip čia, plaukai yra realiai labai panašus į žmonių. Tai jie yra, kaip sakyti, jie negali sukelt alergijos žmonėms. Yorkshire'ai negali, rimtai? Jo, man taip sakė. Okay. Yorkshire'ai nežinau, bet tėtis karvim. Tai toks įdomus, nežinau, bet šiaip pieną gali gerti, viskas gerai. Mano teta yra bitėm alergiška. Bitėm tai labai dažnai girdėjęs. Aš esu girdėjęs, mano krikšto tėtis irgi yra alergiškas bitėm. Jeigu įgelia, pysė, greičiau ligoninę reikia važiuoti, nes kitai bus ragas. Kam tu alergiškas? Sauliai. Ką, blėt, what the fuck, jebra? Taip, aš esu saulė. Vienas arkliam, kitas sauliai. Jo, aš esu realiai praktiškai vampyras. Nes negaliu įti saulę. Ne, šiaip jokingas dalykas, nes šitą dalyką sužinau, kokį būdamas kokius 16, gal 15 metų, nes anksčiau tiesiog nesuprasdavau, kad taip yra, nes iš karto eini. Ne, jeigu būnu ilgiau saulė, tarkim, nuvarau Palangą pasideginti, ar ten, žinai, kažkur į kurortą, mane visą išberia, visą kūną tokiais mažais spogiukais raudonai, žinai. Yeah. Ir jeigu aš išgeriu nuo alergijos, man praeina. Ir vienas toks buvo įdomus variantas, man buvo kokį 15 metų, buvom su tėvais Palangoje, žinai, viešbutė, viskas puikiai, atsikėliau, žinai, ir man čia visur tokių raudonų, žinai, išberta tiesiog.
mano ko čia, bet nieko lyg nevaliau kažko tokio, nieko nedariau, žinai, bet gerai. Mama sako, einam į vaistinę, nusipirksim nuo alergijos vaistų. Vytinės lygos. Sako, einam nuo alergijos vaistų, nusipirksim į vaistinę. Aš nepusirčiavęs nieko, mes pysti vaistinę, žinai, ten tai pagrindiniai gatvėjai. Einam, belė kokia eilė, kokie, nežinau, 10 žmonių, tipo, stovi, žinai, įeinam į vidų, ten koks plus 30 toj vaistiniai, belė kaip karšta, nėra jokių kondiškių, nieko. Atsistojame eilę, žinai, ir 2 eilės po belė žmonių, mama į vieną eilę, aš į kitą eilę, nes, tipo, kuri greičiau prie, žinai, kaip buvo tą dalyką. Čia gudžiais 90-aisiais? Ne, čia gudžiais 2000, kokiais turbūt, nežinau, 10-ais, kažkas tokio. Ir stovim tose eilėse, žinai, laukiam, ir aš buvau pats paskutinis eilėje. Ir aš jaučiu, kad man belė kaip karšta, žinai, nei aš pavalgęs, nei ten vandens gėrės, tiesiog tuščius krančius, žinai, jau stoviu. Ir jau jaučiu, kad kažkas, bleva, negerai, nes man jau, kaip aptemsta akise, žinai. Ir aš toks susikaupiau, blema, žinai, taip kažkaip negerą pasidarė. Ir taip atsimenu tą momentą, kai atsisuku taip į mamą, žiūriu ir sakau, tuo išsijungsiu. Ir ant žodžio aš įsijungiau ir aš buvau pats paskutinis eilėj ir žmonės buvo, lentynos su vaistai, žinai. Tai aš kritau atgal ir su galva per tas visas lentynos, per tas visus vaistus, viską išdaužiau, nukritau ant žemės. Man sako, aš žiūriu tave, sako, tu nukritai ir galvoju, ar tu išprikolinė, ar kažkai yra, žinai. Jo, vaikas prikolinė. Tipo, jinai nesuprato, nes random visiškai, niftemo, žinai. Pys aš nukritau, žinai, mama sako, aš net sustingau. Ir tu man sakai, uždėk ratuką. Kuris, kaip man uždėt, nori. Ragas ratukui. Ir karočią man iškvietė greitąją, kadangi yra ten tie sos mygtukai iš karto, kurie vaistiniai, žinai, greitai. Tai aš atsibudau, vėl išsijungiu, vėl atsibudau. Ble, tu baigsi šiandien. Palik ramybė, Koks tu juokingas, kai tu nemiegojęs? Ties, davai, koks skirtumas ratukas. Numirsi. Čia, ramus? Tesk. Iškvietė greitąją. Iškvietė greitąją ir sakau, man nieko nereikia, viskas man zabys ir aš to į vaistinę išsijungiu gal 8 kartus, tipo. Eina, nafi. Išvežė mane su... Ir svarbiausia, kad mane, tipo, įvežė į tą greitąją, žinai, paguldė viską ant tų neštų. Sunach. Ai, kad aš nepasakosiu. Blet. Sorry. Negaliu žiūrėti lūpę dabar. Atneštuvų greitojo. Gerai, ištišint. Nieko, išvežė viskas. Ne. Gali pasakoti. Ne, pasako. Blet, kai pasakai, paskui pergavai. Ne, davai. Tiesiog išvežė ir mane paguldė ant tų neštų ir sako, davė kažkokio dalyko pavostyti, nežinau. Ai, karoči, pasakai, pats nahui. Ne, atsiprašau. Atsiprašau, seniai, atsiprašau. Kas vilėt? Tas šūdų šneka. Antana pasižiūrė, tas į mane žiūrėk, tu pašypsosi. Ne, viskas, gerai. Nieko, viskas baigėsi. Ne, Išvežė, paguldė, nenumiriau. Įdomu man. Viskas. O čia susijęs su dabar to širdim ar ne? Ne. Nesusiję visiškai. Tiesiog turiu alergiją ir viskas. O tu kam alergiškas? Aš tai niekam. Neturiu alergijos. Tai niekam? Ne. Jis nors kartą testą alergijos? Ne. Ne, aš, per 26 metus nepastebėjau jokių požymių ar simptomų, kad būčiau kažkam alergiškas. Ta prasme, nežinau, niekam. Nei saulė, nei... Šiaip čia išpizdėmės yra, aišku, bet čia mūsų laikais tik atsiranda tos alergijos visokio debeličko, kad... Ne, iš esmės visą laiką matau komentarus, kad kai atsiranda visokie debeliški produktai, panašiai, taip atsiranda tos debeliškos alergijos viso, žinai. Aš esu alergiškas gal, nors nelabai alergiškas blogiems žmonėms. Vis tiek būna kartais. Bet po to atsikrato jie. Ne, viskas gerai. Na. Gal iš naujo pradedam tiesiog viską. Gerai, toliau. Gal reikėjo vis dėlto Būtomį pabaigti istoriją? Davai, Būtomį, pasako. Ką? Toliau.
Tai papasakau viskas jau. Ai, alergiškas kraujui esu. Ne, tu tiesiog apalpsina kraujo, čia nėra alergija, Ai, seniai. ne? O tai kas būna? Ta tiesiog silpna nuo kraujo. O šiaip, Kaip supras kraujų, tai pamatai kraują ir kas to alergija pasidaro. Ir Išbrinksta veidas. Aš nualpstu tada. Bet jo, čia. Bet tai tiesiog yra baimė kažkokia tam tikra ir tiek turbūt. Gerai, ką veikia čia savaitę? Nu, pasakai. Šiaip mes su Butomi Šaracai žaidėm. Ką tokį? Jo, mes buvom Airsoft'e. Nu, viens ant vieno jam. A, jo, mačiau, man tik kėlė istoriją, kad treniruojatės CSGO. Jo. Jeigu prasidėtų kažkas Lietuvoje, mes jau mokam laikyti ginklą, kaip sakant, ne? Aha. Ne, buvom per gimtadienį, buvo gimtadienio programa ir buvom Airsoft'e. Česka ir dar kiti draugai, tai prasišaudėm, šiaip buvo smagu, bet kitą dieną aš atsikėliau, kaip man koja skaudėjo, jop, tararai. Skaudėjo. Tai kaip patreniruotas? Tai aš belekiek bėgiojau ir belekiek tupinėjau visur. Tai ten, žinai, žiauriai kojas skaudėjo, nesuprantu, kodėl. Nu, Bet jūs žaidė dažasvidė ar tą Airsoftą su tais... Šartukais. Šartukais? Jie, šartukais. O, Pradžiai labai nežinau, skauda? tai va, aš nežinau, iš pradžių skaudės, neskaudės. Ir labai man baisu buvo iš pradžių, nes nežinau, ar čia skaudžiau, dažasi dar, ne. Bet ne, nu, aišku, aš negau iš labai arti, to pačiu. Iš toli, kai gau, tai neskaudė. Aš su bratkiu, mano brolis irgi buvo, tai mes, žinai, kadangi broliai, tai norim pasikapot, žinai, tai viens prieš kitą stovim, vos ne prie pat ir viens kitą full auto, žinai, jis man vieną pataikė, nu, taip, tu esi su kaukė, žinai, nu, tavo to, kad dydžio kaukė. Jo. Bet va čia yra atvira šita vieta ir jis man pataikė tiesiai va į šitą vietą. Tai dar dabar man skauda. Tiesiog iš šartuko, žinai, gavau, tai ir šarti pakankamai. Tai... Ne, kai kurie žmonės, mačiau, kur žaidžia tipo šitus Airsoftą, tai jie turi tik akinius susidė. Jo, visiškai aš nesuprantu kaip, nes, žinai, jeigu tau pataikytų į veidą, tai belia kaip jis skaudėtų. Tai sakau, man pataikė va čia į viršų, belia kaip skaudėjo. O Gabrielė irgi visas kojos raudonos, nes tiesiog, žinai, jinai buvo su timpom ir timpos, kadangi priglūdusios prie pat kūno, tai tik pataiko, žinai, ir iškart toks kaip uodo įkandimą, žinai, tokių taškiukų pilna. Aš netyčia sušėriau, man atrodo, ten. Ne, iš esmės buvo vienu momentu, kai mes likom prieš tavo Gabrielę ir aš nubėgau ropot per žemę. Vienoje vietoje ten yra toksai buvo atitvaras, nežinau, skirtumas. Priropojau ir nušovė paskutinį likę. Ir matau, kad vienas žmogus dar kaip ir laukia, kol aš išlysiu iš ten kitos vietos. Ir jau žiūri, atsitraukinėjo, aš tik įsubinę taip kelias svariau. Tai ten Gabrielė buvo. Šiaip smagus žaidimas. Man patiko labiau negu dažasvidis. Ta prasme, labiau jauties, kaip, žinai, kažkokiam tikram dalykė. Nes dažasvidis toks, žinai, šaudai. Pliusas dažasvidžio to, kad tu, jeigu šauni ir pataikai, tai gaunasi, kad matai. Taip. Nes būna, ta prasme, tu šaudai su to šartuku ir tu matai, kad tu pataikai. Ir žmogus tipo... Jo. Tai tokių buvo momentų jo, bet šiaip man tai zaibys. Man buvo prikolas, aš žinau. Pabandyti, aš pirmą kartą bandžiau, tai nežinau, turi jaučiu pirmą kartą. Jo, pirmą kartą bandžiau ir manau, kad smagiau gal net būtų apleistam pasade, kai būna. Jo, aš irgi man labai kažkaip šitie, kur būna tokios figūros sudėtos laukuose, toksai... Ir labai didelis minusas tas, kad jeigu yra vėjas, ir tu iš toliau šaudai, tapsme, tu matai, šartukas yra baltos spalvos. Ir tu šauni ir matai, kad tas šartukas už 10 metrų pataip nuvažiuoja, žinai. Yeah. Tu turi šaudyti palei vėją, turi vos neapskaičiuoti, žinai, kad... Tapsme, jau, su tikrais ginklais geriau jau. Su tikrais ginklais būtų, lemas, su tikrais ginklais ir mes Airsoftą. Eina, sau tu įsivaizduoji, bet jeigu net ne šratukai, o tikros kulkos. Va tiesiog suleidžia dabar ir vat varykit. Kiek tau būtų aš sakiau, kad tikrai yra kažkur jėdam markete, Tai aišku, vyksta tokie, kur išžudyti varą. Kokiam... Yra, kurie stato. Eina savo, aš net dažasiu, belė kiek esu kartų buvęs ir važiavęs, žinai, tipo, man kiekvieną kartą yra tas belė koks stresas, kur, tipo... Iš baisu gauti iš pradžių, iš tikrųjų. Čia yra netikra, bet man atrodo, o jeigu tai būtų tikra, seni, man aš ten visada tiek šiku, netgi mes, kai einam VR, vat, ėjo mane, aš ten netgi, žinai, tipo, man toks užkyla, nu, vat, arba aš pataikau, arba mane nukepa ir man pizda, žinai, tipo, ir vat, vos ne iki mirties atrodo, žinai, varai. Šoks adrenalinas paima, nes jo. Kas juokinga buvo, kad irgi ten, nu šiaip aš, tipo, jeigu bėgu, nu aš greit nepavargstu, taip labai, ten pizda, nubėgė 20 metrų jau. Nebėra, iš kokio pot, nors nėra karšta, nieko, ta prasme, vėjas pučia, normalus. Čia dar mes neturim kuprinių, žinai, ginklų. Jo, mes tiesiog apsirengę, bet su treningai, žinai. Ir šiaip labai tą dieną buvo šalta, nes vėjas, bet kai esi... Karočią, esi su tą apranga, tai labai karšta ir nori nusirengti, bet to pačiu žinai, kad labiau skaudės, jeigu nusirengsi. Ir nori nusirengti, tai kenti per tą pradinę. Bet žiauriai kažkoks padusimas, ta prasme, net atrodo iš plaučių nebėra kumkia, žinai. Tas keistas dalykas. Bet spėju, kad tai yra dažniau.
tiesiog adrenalino, žinai, kažkoks susikaupia ir tu jau nebespėja, žinai. Man tai šiaip su skausmu yra toks jokingas dalykas, kai aš netyčia įgaunu ar panašiai, tai viskas gerai, žinai, ten pakinti viskas sakai, bet kai reikia prisiruošti gauti, pavyzdžiui, aš dėl to labai adatų bijau, kai man reikia prisiruošti, kad man durtų adatą. Tai visą laiką labai baigsiu, nežinau, vat, tipo, žiauriai, žinau, kad nenoriu, kad iš šaratsvaidžio pataikyt, nenoriu, kad skaudėti tiesiog, žinai. Jeigu pataikys, tai pataikys, bet taip nenoriu, man kažkokia baimė yra, žinai, gauti. Man iš tą patį pirmą gauti yra blogiausia, bet paskui suprantu, kad ai, ne taip ir skauda, žinai, tada ai dzintai. Mes paskutinis jau ten, kai buvo tas raundas, kur nėra mirčių, o tiesiog kai grįžti atgal, tai mes ten suprat, kad tiek kapojamės. Aš taip pats irgi žaidžiau tą, nes aš iš esmės aš visą žaidimą negavau, tipo skaudžiai jokio. Okay. Kur gavau tai pirštą, bet ten, tipo, nelabai skaudėjo ir visi kiti galvoja buvo iš šalmo jaučia. Lemba, atrodo keisti žmonės, pramoga, eit pasišaudyt. Nu. Viens kitą, žinai, tipo. Yeah. Bet, nu, vat įdomu. Įdomu, nu, pabėgiot, kažkokias taktikas, žinai, ten kairiai vienas toli, ten toks, žinai, vis tiek komandinis žaidimas. Tai smagu, man patiko. Man priko. Bet jeigu būtų realybė, ne, ir tipo tikri ginklai, būtume tas, kur agresyviai eitų ir pultų? A, ne. Žaidžiau taip, kaip žaidžiau šitą. Aš labai pakankamai saugiai žaidžiau. 10% saugiau negu dabar žaidžiau. Yeah. Aš buvau labiau toks taktinis žaidėjas. Butomis jo, jis ten, matau, nubėga, žinai, ten arčiau, žinai, iš karto. O aš tai bandydavau užgaudyti, žinai, kas išlenda ir panašiai. Šiaip butomio taktika labai jokinga irgi. Kai skrenda tos kulkos, tu nežinai, kaip eis, kai tiesiai nenusitaikysi, tai šauni vieną, gerai, biškai taip labiau, šauni kitą. Ir nusitaikai, kur maždaug žinai, kad gali išlysti galva, žinai, kur taiksis žmogus. Ir turi kampą, aš prisiglaudžiau irgi prie senelės, tipo, atrimiau ginklą dar prie senelės, jau kai žinau, kad ten išlysti, žinai, irgi pasiruošęs, laukia. Būna išlauko, kad 20 sekundžių nieks nelenda, bet tada išlenda. Tai Butomis irgi sakė, kad sustoja, užsifiksina vieną vietą ir tada taip, kai išlenda. Jo, bratkis buvo už tokios pertvaros stovėjo ir matau tik galvytį išlenda, žinai, ir tipo, va tiek. Ir aš šaudau, vėjas yra iš dešinės pusės, žinai, ir kai šauni, jisai nueina į kairę. Ir vis dešiniau šaudau, dešiniau, pataikiau ten momentą, kurį eina tiesiai jam į galvą, pasidėjau taip ranką ant kelio, nes buvau atsiklaupęs ir ginklą laikau, žinai. Ir tai vietoj laukiu tiesiog. Ir bet kas išlindo, pukšt ir tiesiai galva, tukšt, žinai. Eina, savo. Tokį headshotą pataikiau, tai tiesiog reikia atsimatuoti, žinai, labai, jeigu yra vėjas. Nu, tiesiog čia yra, manau, praktika paskui. Bet ir tai čia pagalvojus nebuvo labai didelis atstumas, tai pagalvoju, kaip apleistam ten pastate ar miške, tai iš vis dar didesnis atstumas. Jo, bet ten gal vėjo nėra. Ir, nu, matai, jeigu ten miškas didžiulis, žinai, kaip pavyzdys yra, nu, aš irgi dabar pasižiūriu ar softo video, man jisai pradėjo patikti, žinai, ir pasižiūriu tos videkus. Aš manau, kad ten tiesiog yra daug duoda ginklai patys. Nes šie ginklai yra tiesiog begineri, žinai. Manai, kad ten galingesnė, ne? Aš manau, kad jie yra daug galingesni ginklai, jie ten šiaip su snaiperiais, ta prasme, blėtas snaiperis ant tokio dydžio, ten optikos, nu kosminė, žinai. Tai ten labiau skauda, reiškia. Aš manau, kad ir labiau skauda, jo, nes šiaip ir jie ir pistoletus turi, tipo, jeigu jie eina į vidų, jie, kaip supratau, kad negali eiti su automatais, jie gali eiti tik su pistoletais, žinai, tai jie eina su pistoletais visur, nes, tipo, jeigu šartinu žiauris skaudės iš to automato, aš kaip suprantu. Tai tikriausiai. Gal ir SMG jo ar galima, bet negalima, žinau, kad viduje full auto naudoti, čia tai faktas, nes jeigu ten praleidi full auto, tipo, iškart diskvalifikuoja tave, tai manau, kad labiau skauda, bet žinai, kad tu esi profesionalas, tai jau žinai, kur šaut, nešauna tiesiai į galvą, kai esi per metrą. Šauna į koją, žinai. Arba iš vis, ką dažnai matau, kad jeigu įeina ir tas žmogus būna nepasiruošęs, kitas priešininkas, tiesiog tas, tipo, piu, žinai, padaro, kad ale nušovė ir pasiduoda tiesiog, nes... Taip, kodėl mes neapsimetam? Reikia visą laiką, kai ten nušauna, iškelia ranką ir išeit turi. Aš tai galvoju, visai kietai būtų, jeigu ten nušauna, vaidink negyvą. Nu, kietai, toks karo laukas visi iškritę. Nu. Ne, kaip sakė, kiti buvo, tipo... apgavę kitus žmonės, ne šitam žaidimą, bet kitam, žinai. Tai tiesiog sako, kai nušauna, tu turi per visą aikštę, tai iškėlęs ranką, žinai. Sako, aš tiesiog pradžiai prasidėjo mečas, sako, aš pradėjau tiesiog eiti. Lengvai, sako, einu ir apėjo visus ir visus iš galo iššaudė. Nes visi galvoja, kad tai miręs yra. Nors jis nebuvo pakėlęs rankos, bet tiesiog, sako, ramiai nuleidęs ginklą, praėjo. Ta, prigavo šiaip panašiai, neatsimenu vardo, bičias kitoj komandai buvo, kur 2 nušauti išeidinėja šitaip ir jis tarp jų eina, neiškėlęs rankos ir tu ten savai gali ir prie tas ten ir... Jo, bet tai buvo irgi toks situacija, nes eina 2 žmonės, nenori šaudyti į mirusius. Kamikazė. Realiai. Gerai. Man pohui. Ir tada Aš vis pagalvodavau, žinai, gal kietai visai cool ir tai būtų padaryti, neįti kitą vietą, bet pagalvodavau, taip
Nepraktiška. Nepraktiška, jo. Kai nieko nestupys laiko. Jo. Nebus geriau tikrai, žinai. Dar to kulversti, kol padarysi, Jo. dar ten netaip apsiversi. Jokinga būna šiaip, kai perbėgi nuo vieno objekto iki kito pasislėpti ir matai, kaip 3 žmonės išlenda į tave taikytis jau, žinai. Ja. Taip jau. Man su dažasvidžiu, nu aš šitais nesu šratukai žaidęs, bet su dažasvidžiu kiek variau, tai ten irgi į miškus kažkaip ten leisdavo varyti, eina savo, blemba, aš atsimenu, man toks stresas kiekvieną kartą, kur tipo, okei, 3, 2, 1, žaidimas prasideda ir viskas, man atrodo, čia realybė, dabar jeigu mane nušaus, man bus pizda, aš dabar turiu visus išgaudyti, žinai, eina savo, man tiek pasikūrė viduj, tiek emocijų, kur nežinau, kaip jas suvaldyti net. Belia kiek. Labai priemi kaip rimtai, jo, aš labai rimtai priemu viską. Tai, bet, nu, dažnai situacijas, bet kokias, kad ir kokios jos bebūtų, žinai, man labai iškart rimtai priemu. Nu, kad ir va dabar, labai privesiu dabar prie moco teisio, ne? Na, va, pakalbėk, jo, apie moco teisės. Tai va, pažiūrėjau, kad ir moco teisės, atrodo, esu laikęs tas, nu, B kategoriją, žinai, jau žinau, kaip ten kas vyksta ir taip toliau. Bet va, vėl. Egzaminas, man kad ir koks va egzaminas, aš priemu kaip kažkokį iššūkį gyvenimo, kur jeigu dabar neišlaikysiu, man bus pizda, kaip aš dabar, čia žinai, kaip jausio, žinai, ir taip toliau, aš tiek overthinkinu apie tai, kur aš turiu iš pirmo arba pizdės man, žinai, tipo. Tai tas pats buvo su teorija, va, išlaikiau, ačiū Dievui iš pirmo, toks, yes, check, dabar įskaita mokyklinį irgi ten easy, žinai, viskas. Nu ir dabar regitra, vakar buvo kaip tik, tai seni, aš naktį, nu normaliai negalėjau net miegot. Blema, aš žiūrėjau YouTube'ai dar belia kiek ten tuos, žinai, kur klausimus. How to. Jo. Praktinės užduotis, patarimai. Kaip ten aikštelėje ten buvo geriau pravažiuoti, žinai, aš ten 3 ryto žiūriu tos videkus, žinai, tipo, aha, daugiau svorio centro į priekį, tada labiau dabaką, žinai, ten tararam. Padėjo žodžių patarimai YouTube'o. Tai nežinau, ar čia YouTube'o patarimai man padėjo, bet aš peržiūrėjęs belia kiek daug videokų, ryte atsikėlęs važiuodamas į regitrą, aš toks confident jaučiausi, žinai, viską žinau, atrodo, visus klausimus, apie mocą viską žinau jau, žinai. Bet atvažiuoju į regitrą ir aš manau, kad daugelis tikriausiai ir jaunesnių yra, vat, kurie žiūri ir kurie laikosi teisės. Jūs atsimenate tą momentą, kai ateinat į regitrą ir jau tas egzaminatorius, ar kaip jis vadinasi, ateina. No. Tai seni, nu ne pirmas kartas ir jau nebesu 18-likinis, kad ten šikčiau, žinai. Aš taip pat šikau kaip 18 metų, žinok. Aš laukiu, žinai, su visa apranga, nes turi turėti visą aprangą apsimovęs, šalmą, žinai. Savo aprangą reikia turėti? Jo, nieko neduoda. Gali nuomotis, nu, tipo, arba per. Jo, gali nuomotis. Gali be aprangos. Ne. Seni, net tokį dalyką aš net, nu, tipo, nebuvau pagalvojęs. Tai gerai, kad man pasakė, sako, tu turi lemenį bevažiuojant, žinai, jau į regitrą. Jo, lemenę turėjau turėti dar, žinai, neturėjau šiaip jos. Tai ačiū Dievui, greit susiveikiau lemenę, bet turi viską turėti, batai, pirštinė, šalmas, lemenė, šarvai, visi ten, žinai, apsaugos ir taip toliau. Ir dar ausinukai, per kuriuos kalbėsiu su instruktoriu. Ar tai ausinukų neduoda? Neduoda, net savo turi turėti, bluetoothinius. Ar tai tiesiog AirPodsus gali turėti? AirPodsus Tai tiesiog. susiskambini per telefoną vos? Jo, įsidedi AirPodsus, šalmą. Aš tikrai galvoju, kad jie duoda. Ne. Aš Regitra neduoda nieko. Šalme būna, tipo, tie... Ne. Regitra neduoda nieko. Va. Visiškai nieko. Turi visiškai savo turėti. Nesąmonė. Jo, ir jeigu kažko neturi, net nelaikai egzo. Iškart, žinai, tipo. Pizda, ta prasme. Tai gerai, aš viską susidėjau, ten ausinukus, viską, žinai, dan. Nu ir žodžiu, sako, gerai, apsižiūrėk visą mocą, tipo, aš tai pasižiūrėjau, čia viskas tvarkingai. Paaiškino, kaip darysim, žinai, važiavomės, aš Alytuj, tarp kitko, laikiau. Nes man kažkaip pribrūžino visi, žinai, pažįstami, kurie laikėsi teisę, sako, laikykis Alytuj, nes Kaune, žinai, tipo sunku bus. Nu gerai. Ką? Alytuj ir laikai? Aš Alytuj laikiau. Mažiau eismo turbūt. Jo. Alytuj kaip paprasta važiuoti palyginus. Labai didelės gatvės, plačios. Jo, žiauriai easy. Ta prasme, aš važiavau, aš kaifavau, žinai. Nu, bet žodžiu, važiavomės nuo regitros 3 kilai iki aikštelės, kur visi pratimai. Ir čia dar ne egzaminas, žinai, tai tipo... Tiesiog nuvažiuot. Jo, tiesiog nuvažiuot, pripras prie motociklo, žinai. Tai žiauriai kietai, nes davė pripras prie naujo moco, žinai. Koks mocas buvo? Lembas, strytas, bet neatsimenu koks. Nu, ten ta 600 tikriausiai kažkoks. Bet senesnis modelis, nes dabar, pavyzdžiui, mokyklos jau turi naujus, o vat Alytaus regitra turi seną. Tai jau čia Kaune gal ir naujas. Kaune, jo. Pagrindinės miestas. Nu, bet žodžiu, tipo, mes atvažiuojame tą aikštelę, nu ir man sunkiausia yra gyvatėlė. Su mocu tikriausiai, kas esat laikę, nežinau kaip jų maišteliai, bet gyvatėlė seni. Nu, aš atrodo mokykliniam
ten kai važinėjai, žinai, Jo. iš 5 kartų vieną kartą vis tiek suklystų. Nu vis tiek kažkur tą kauliuką, žinai, ar neįsuku, žinai, ar neįvažiuoju, žinai, ir taip toliau. Nu ir galvoju, o jeigu čia man tas bus sustresuos. Tas vienas kartas. Jis dažnai. Nu ir žodžiu, mes pradėjom, jau prasideda egzaminas, jau mes aikštelėje, žinai, ir patarimas labai geras, man irgi, žinai, tipo instruktorius pasakė, jeigu tu nesupratai užduoties ar dar kažką, nesakyk, kad viskas ok ir daryk, o gali, kad ir 10 kartų klaust, paaiškink, parodyk, žinai, kaip man tai atlikti. Tai aš irgi tą patį dariau. Tipo, įstumkite, dabar bus pirma užduotis, nes turi 9 pratimus padaryti, visus aikštelį turi padaryti. Jeigu vieną kartą suklydai kažkur tai, užgesai, koliuką, kritinę, važiuoji namo. Pala mechaninis, ne? Galima užgesti. Kas? Mechaninis. Ne automatas, mechanas. Ne, mechanas. Ir jeigu tu užgesti, kritinė. Jeigu tu koliuką, nu, biški palėtė ar kažką, kritinė. Jeigu linija, kritinė. Ne, man neturiu vietos klaidom visiškai. Ne vienos Ne, klaidos. va, Nu, okay. tipo, ten, pavyzdžiui, aštunkė važiuoja, ne, tu gali su koja vieną, žinai, tipo, pasiremti, jeigu biški jau matai, kad krenti, žinai, Jo. bus tiesiog klaida, ne kritinė. Bet jeigu koliukas, tas kūgis, žinai, kritinė. Nu ir žodžiu, plem, aš visą šitą žinodamas, pizda, seniai, taip šiku. Ir pirmas pratimas man garažai įstumt. Įstumiu šitą garažą, išstumiu, viskas tvarkoj. Tada jau prasideda jau ant moco. Ir, nu ką jūs galvojat, aš užlipu ant to moco, seniai, aš tiek pradėjau stresuoti. Ta prasme, man ten, žinai, tipo, prasidėjo tie visi kūgio pratimai. Ir reikia, tipo, važiuoti taip, kad, žinai, tipo, instruktorius eina, tiesiog paprastai, ir tu turi laikyti lygsvarą, nei greičiau, nei lėčiau važiuoti. 6 km per valandą Jo, turbūt. ir turi važiuoti prie jo peties, žinai, tipo. Seni, va taip, va. Mano sankaba, kur aš turiu, žinai, laikyti. O ten, žinai, yra taip, kad jeigu sankaba biški daugiau mažiau, žinai, tada greičiau, lėčiau, blemba, o turi išlaikyti visiškai tokį bat. Ir, blėt, stabdis ir sankaba va taip. Ir aš abu. Ir va taip važiuoju, žinai, tipo, bet negaliu rankos sulaikyti. Jinai va tiesiog dreba. Ir sankaba va taip va. Nu, nafik, tada, žinai, gyvatėlė. Va čia labiausiai šikau. Jeigu aš galvoju, gyvatėlę pravažiuosiu, reiškia, išlaikau egzaminą. Pradėjau važiuoti, atleidinėjau jau tą sankabą ir pas ten toks suspaudęs ten tą, žinai, su klynu blemba tabaką. Nu ir pradėjau. Ir aš, žinai, blemba turėjau mintyse, aš, pavyzdžiui, mokykloje, kai mokiausi, tai aš visada taip mintyse važiuoju ir taip. Šliukšt. Mintyse, žinai. Ir tą patį dariau, galvoju, va, jeigu aš taip darysiu. Šliukšt. Ir ten buvo biški didesni šiaip tarpai, nei mokyklė. Ir seniai, ką tu galvoji, aš taip ir, žinai, pradėjau. Dreba ranką, atleidžiu, okei, jau pradėjau važiuoti. Ir tada garsiai netgi aš, nu, ten nieks negirdėjo, žinai, tai šliukšt. Aš tokia greitai pasakyrim, tai? Kaip? Čia taip greitai? Jo, ten visiškai turi, va taip, va, labai greitai. Okay. Yra, aš nežinau, kiek ten tarpas. Kiek ten, nežinai, tu... Ne, man nežinau, nepasakysiu. Metras ar kiek ten yra tarpas tarp koliukų. Jo. Ir jų yra... 50 mažiau? Ne. Žinot, kur būna su tais riedučiais, blėt. Jo. Ne, 10 km per valandą. Nu, tai Pirmas nes negali naudoti gazo, negali stabdžio, Jo. tik atleidi sankabą ir nieko naudoti negali, tik tai savo kūną, žinai, kad išlaviruot. Jo. Okay. Tai žodžiu, va šitą praėjau, seni, viskas, aš laimingas. Tada ten greitoji gyvatėlė, ant 30 km per valandą, tada visi tie pratimai praėjau. Ir tas momentas, kai aš, vienu momentu, tipo, gal aš ten biški ir klaidelę padariau, bet nieko nesakė, žinai, sako, laikas į miestą. Nu ir mes pradėjom važiuoti į miestą. Sako, nu dabar tau skaičiuosis jau viską, žinai, tipo, jau tas miesto važiavimas. Mes išvažiuojam ir Alytuj mašinų beveik nėra. Taip. Instruktorius, belia kaip maladėts, niekur nebandė mane sukirti, žinai. Nevažiavome ten tos, nes Alytuj aš dar buvau pravažiavęs, ten yra ten tų, pavyzdžiui, dviračio gatvė, kur, tipo, važiuoju normaliai, mažas ženkliukas, va toks su dviračiu ir 30, mažai, labai mažas. Šiaip realiai net nepastebėsi, kad ten yra, žinai. Va, tu ta atkarpa 30 km per valandą, žinai, tipo. Nes aš buvau dar pamoką pasiėmęs, tai man ten instruktorius papasakojo. Tai va to nebuvo, gyvenamųjų zonų nebuvo, labai gražiai pravažinėjom, aš net važinėjau ir aš pamiršau, kad aš visus egzalų, žinai. Vienas sustojo. Jo, vienu momentu iš viso buvo, jau galvau, čia man pizdai bus, žinai, nes važiuoju ir aš... Įsivaizduojant, tą sustaciją geriau, ką užsikvizi. Jo. O kaip smagiai. Vis dar oras geras. Jo. Ir vienas momentas buvo, kur, tipo, matau, kad ateina
pėstysis prie perėjos, o aš iš įpročio, žinai, nu, tipo, ai. Gazo pizda. Kaip visada tapkė, žinai, ir čia, vrum. Ir toks, o kurva, bet jau nebesustabdysiu, blemba, žinai. Ir aš taip praskridau pro tą, žinai, tipo perėją, neviršiau greičio, bet žiūriu, instruktorius taip pristabdė ir praleido tą žmogų ir aš toks, eik, tu, na. Jau galvoju viskas, ne? Jo, aš galvoju viskas, nes kažkaip girdėjau, kad su mašina irgi būna, jeigu nepraleidi pėsčioje, tai pizda, iškart kritinė tenai. Jis jau buvo... Nebuvo įžengęs. Ne, dar buvo keli metrai iki perėjos. Tai pagal viską logiškai aš neturėjau sustoti, žinai, tipo. Jis nelaukė prie perėjos, jo, nelaukė. Įėjęs, tai kaip ir jo. Jo, kaip ir nieko, tai aš toks mintyse galvoju, gal pizda, bet jis nieko nesako ir tiesiog aš taip matau, jis tolsta, aš tiesiog važiuoju, blėt. Jau, blėt, žiūri Kaune. jo. Ir jis taip, žinai, tiesiog man jau sinukas sako, važiuokite lėčiau, kad aš spėčiau jūs pasivyti. Ir aš toks, okei, nieko jis man nesako kol kas, važiuojam gražiai. Nu ir žodžiu, o tu su juo gali šnekėtis ar tik tai girdėti? Jo, aš galiu šnekėtis irgi. Bet aš nieko nesakiau, aš labai bijojau, kad aš nepasakyčiau toks, kur žinai kažką, o kurva. Reikia atsiminti, kad, blėt, jis mane girdi. Tai grįžom, lemą mes į regitrą, jau aš jau matau, kad važiuojam link regitros, nieko jis nesako, eina savo galvoju. Bet taip, mintyse, nesidžiaug per anksti, žinai. Bam, važiuojame jau į regitrą, sukite kairien, žinai, tipo, aš pasuku į kairien, na ir sustokite salikiai, žinai, ten tokiai, trikampiniai, žinai. Sustoju, užsigesinu viską, ateikite į automobilį, ateinu į automobilį, seni. Drebu, blema galvoju, nu, tipo, kad tik nepasakytų buvo, na, padarėte kritinę klaidą, ačiū labai, bet bandykite kitą kartą. Pats supranti, dėl ko jo. Bet aš manifestavau, kad, tipo, aš manifestavau tą būtent jo pasakymą, sveikiname, jūs išlaikėte. Ir seniai aš atsisėdu ir man sako, na, tai supranti, kad padarai klaidelių ir aš toks, sako, ir pasiėmė tą savo planšetę, nu, čia jo, nieko pikto, jeigu žiūrit regitrą ar dar kažką, nieko pikto, man tiesiog ta emocija buvo, pasiėmė tą savo planšetę. Nu ir pradėjo braižyt visokias ten sankryžas, kur aš ten klaidas padariau. Braižo ten, va, čia buvo dešinien, čia tiesiai, o čia kairien. Tai kodėl jūs persireikėvote į kairiau, į antrą juostą, jeigu galėjote važiuoti iš pirmos? Sakau, aš ne vietinis, aš nežinojau, čia nepamačiau, po to galvojau, nebelandžiusiu. Aha, o posakį žinote, kad reikia parodyti ilgiau, o ne parodyti ir išjungti. Kažką, žinai, taip toliau aiškina, aš toks mintyse, man sakau, dzinu, sakyk, blemba, ar aš išlaikiau ar ne. Bet jie privalo. Jo, privalo. Nu ir tada, žinai, kiek galima leistinų klaidų padaryti, aš toks, nežinau, 8. 8. Okay. Sako, o tu padarė 8 klaidas. Ir aš mintyse sakau, o tai mintyse, žinai, aš išlaikiau ar neišlaikiau, jeigu 8 padariau. Ir jis sako, na, kadangi 8 leistinos, 8 padarytos, sveikiname, jūs išlaikėte egzaminą. Eik tu, na, seni, mano svajonė įsipildė, aš tipo pajaučiau didžiausią orgazmą, kokį galima pajusti. Bet tipo toks be emocijų, žinai, toks. Labai malonu, ačiū labai. Išlipau iš to automobilio, einu link mašino, žinai, tipo. Bet šiaip ten belia kaip šypsais, ne? Jo, ir toks. Ir kolegė buvo, žinai, mašinai laukia. Ir jau matau, jinai tokia. Nes aš tipo be emocijų. Išlaikė, ne. Jau mašinai, žinai, ir aš toks. Fuck yeah, išėjau, žinai, iš vartų, viskas. Išlaikiau. Seni, aš išpildžiau dar savo vieną svajonę. Pizda. Aš dabar tai papasakau, nes čia ką tik man įvyko ir aš belia kaip esu excited. Pas tave jau yra ant teisių A? Nu, tai aš... Dar nepagamino? Jo, dar nepagamino, dabar aš užsisakiau tą ilgesnį, kiek ten 20 eurų kainavo, kad per 15 dienų. Yeah. Tai aš tai blemba galvoju, ne, aš dabar skubu, na, aišku, skubu, tai moca jau dabar renkuosi, žinai, bet ten dažniausiai greičiau padaro, nei ta. Greičiau padaro, jo. Bet atvariau nusifotkint, žinai, regitrą. Galvoju, iš karto viską susitvarkysiu. Aš dar su šarvai, su viskuo, žinai, tipo. Ir ta moteris sako, nu tai nusifotkinsim. Sakau, jo, gerai. O jūs nusimausit to šarvus? Ne, dabar aš su jais ir fotkinsiuos ir būsiu. Visas ten ofisas žvengia, sakau, aš dabar nenusimsiu, aš taip norėjau šito, žinai, taip ir būsiu su šarvais. Tai dabar teisėsi nusifotkinau su tais moto šarvais. Su šarvais. Jo, seniai, tu neįsivaizduoji, aš toks happy buvau. Ne, net sokiniais, man atrodo, negalima. Jo, bet su šarvais nusifotkinau. Ne, prikolas, stovi. Jo. Toksai. Sako, bet tu būsi labai atrodysi didelis, sakau, gerai. Tiesiog fotkinkit mane su tai šarvais. Atsiminimas. Taip. Tai šarvais jaučiu mažiau skaudėti per šaratsvaidį. Oi, tai jo. Jo. Su tokiais norėčiau eiti. Mes atsimimės, kai darėm tą videką su tais kiaušiniais. Nu.
Tai aš buvau su moco šarvais. Nu, aš irgi buvau sudėjęsgi tas. Nu, tai achujenai nieko neskauda, tai vat, labai gerai. Blema, bet aš kai žiūrėjau tavo deką, vis tiek atsimenu tą skausmą. Kartais kaip pataikė tave ir jeigu nesuduždavo kiaušinis, kur tiesiog stipriai atsimuša nuo tas skauda. Aš O taip, bet tai palauk. Jeigu tu per airsoftą gauni, nu, tipo, į kaktą gauni, taip pista, kaip skauda jaučiu. Softą į kaktą? Nu, Nu, tai trečią akį gauni. Taigi ne, sakinys. jeigu sakinys būni tik tai. Nu, tai skauda, aišku. Nu. Šatas. Apsivėt. Jo. Šiaip, na, aš, plėma, vakar, man atrodo, važiavau. Su mocu? Arba vakar, ne, arba užvakar. Su mašina važiavau. Stovau prieš šviesoforo. Šalia sustojo troleibusas. Čia irgi ta tema, kur, žinai, gatvės road rage'as buvo. Aha. Sustojau pirmo juostai, antro juostai mašiną ir yra autobus išvažiavimo, jo, nu kaip juostai, iš stotelės važiavo iškart į juostą. Jo. Ir stovim visi prieš šviesoforo. Ir mes pradėjome judėti. Ir tas troleibusas piso pilnai gazo, man užkišo, tipo random, aš suprantu, jeigu stotelės važiuoja, jiem yra pirmenybė. Bet jis piso tiesiog kiaurai, žinai, perėję. Man užkišo, tada atvažiavo kitą mašiną, jai užkišo piso per stabdžius, jisai įsireikiavo į antrą juostą, pradėjo važiuoti, paskui vėl į pirmą ir tipo sustau prieš, nes tik aš jį aplinkiu, bet kokiu atveju, sustau prieš sforą, jisai važiuoja karočią ir tipo aš atsukau ir tai parodžiau. Tipo, what the fuck, seniai. Jo. Aš, blėt, nesitikėjau. Jisai sustojo, atsitarė langą ir pradėjo rėkti ant manęs. Eik tu. Troleibuso vairuotojas. Tarme pilno troleibuso žmonių, jisai spėjo, tai nahu čia, su visais keiksmažodžiai, žinai, aš galvoju, tiesiog kažką man pasakysiu, žinai. Aš kažkaip savo atgal, žinai. Tai man, aš buvau labai nustebęs. Ar jūs esate susidūręs tokio dalyko, kad viešojo transporto tipo vairuotojai rėkia? Jo, achujelina. Kiek kelyje achujelina, tai baisiai achujelina. Jo, ta prasme, kad užkišinėja, tai čia dažnas atvejis. Ta prasme, ypač iš to. Jo. Aš realiai esu gal sutikęs, vat, pažiūrėjau, ypač, nu, Kaune, pažiūrėjau, dabar, vat, paskutiniu metu gal keletą variantų, kur tikrai labai faini, jeigu, nu, aš jau stoviu, žinai, kur būna, jie kaip ir pasiruošę važiuoti iš stotelės, bet šviesoforas, nu ir bet aš jau įvažiavęs pusę esu, žinai, tipo, to autobuso. Ir dažniausiai jie pisa, vat, grinai ant gazo ir tu blemba jau žiūri, kad man jau to ant kapoto važiuos. Tai va tame esmė, mum irgi. Aš būčiau, jeigu nesustojęs ir visiškai iki nulio, jis tikrai būtų nešęs mano priekį, nes jisai va taip kiaurai, žinai, išilgai su to troleibusu per visas juos. Kelis kartus esu sutikęs labai malonių, žinai, kur tipo palinksi galvą, prašau, pravažiuok, žinai, ir tada jau jie ten gražiai. Tai čia kaip ir keliai, būna ir tokie. Nu jo. Bet ta prasme, aš buvau nustebęs, kad aš jam parodžiau, kad biški, nu, atsičiūchink, žinai, nes, nu, nesąmonės darai, sakau, man užkišo, tada kitą mašiną atvarė ant stabdžių su penčiam padangom, žinai. Ir jisai kaip jis man atgal, tu čia toks, anoks, jisai. Ir seniukas jau metuose, 60, nu, ūsiukai tokie viską. Buvau žiauriai nustebęs. Ir aš jam ten, žodžiu, visokiais žodžiais atgal. Ir, žinai, ir Gabrielė sėdi tokia, man sako, gėda, aš vengiu vėliau, kaip sakau, man tiesiog įkinga, nes jisai, žinai, žiauriai susinėrė, dėl to man, tipo, pravažiavo, aš tiesiog norėjau parodyti, kad biški, nu, suprastų, ką blogai padarė, žinai. Man jokinga, o jisai bičias susinėrė nuo pysę, matosi, kad visas raudonas, žinai, jau jisai man norėtų ištipti ir mušti, žinai. Nu, nelaimingas. Nelaimingas žmogus, bet žiauriai buvau nustebęs. Šiaip, geras klausimas. Žinot, kai Butomis sako, parodė va taip, nu iš karto suprasi, žinai, kas tau yra kukų ir panašiai. Kaip jūs rodot, gerai, pamatot žmogų, kuris važiuoja be šviesų. Kaip jam parodot? Šitaip? Aš tai šitaip. Pamirksiu, su ilgom. Ne, bet kaip privažiuoju, įlenki ir nori parodyti jam. Kaip rodytum? Tai... Irgi, šitaip, ne? Jo. Kaip rodytumėt, čia dabar ne mašinai, bet šiaip kaip su telefonu, kai kalbat, kaip rodytumėt? Su telefonu? Šitaip. Bet dabar jaunimas tai rodo šitaip. Tai šitaip yra? Nežinau. 90-ųjų iš viso. Ne, būtum pasakęs, kažkaip, aš supratau, ką tu turi menį, nes mačiau tokius videkus, bet žinai, nu dabar sakytų, kaip tu rodai, nu tai ką žinau, taip kalbi telefonu. Rimtai? Aš tai šitaip darau. Aš vis tiek iki dabar taip. Nu blemba, ne, aš ne. Ne, nerodai. Dešinė rankytė, skambina mamytė. O tai gerai, jeigu, ką rodot, jeigu, pavyzdžiui, nu, susidurėt, va irgi, žinai, tipo su žmogum, bet jis ten, pavyzdžiui, kažkokį irgi nesąmonę padaro, ar ten užkišo, ar ten nepraleidžia dar kažką, yra kažkoks gestas pas jūs? Aš tai va taip, va. Ai, šitaip, ne? Jo, tiesiog, Vos tokį pasakyti. Jo, pas mane irgi yra tas toks, žinai, pas mane judesys. Toks va, kaip vairas, ne? Tada mano ranka eina taip. Tipo. Jo. What the fuck? Jo, nes būna taip, tipo. Aš dabar važiavau čia vieną dieną ir buvo toksai kaip
vamzdis partiesas, žodžiu, per kelią, žinai, ir dirbo darbuotojai. Reikia peršokti? Ir aš privažiavau ir man reikėjo pervažiuoti ir aš galvoju, ar aš galiu, žinai, ir aš paskui tik susimašiau, nes aš, tipo, sėdžiu mašinu, jie dirba laukia, pas mane uždaryti langai viskas ir ar aš čia galiu važiuoti? Jo. Ir aš toks pravažiavau, o kodėl aš garsiai sakau, jeigu Jo, jie jo. vis tiek negirdi ir jie nesupras, ką aš sakau, žinai. Ir aš Labai dažnai irgi man rodžiau, būna. ir jie rodo, tipo, žinai, važiuok, tiesiog susikalbėjom, aš parodžiau taip ir aš galiu važiuoti. Ir Bet tai čia aišku toks. Jo. Bet kodėl tada, kodėl? Kam Taip, reikia taip. sakyti Kaip, garsiai? pavyzdžiui, rodytumėt, jeigu važiuojat irgi lengviau. Matot, kročią, sekat mašiną ir jie ten, tarkim, buferis jau pusiau nukritę, žinai. Kaip tada rodytumėt? Tai bandytum greičiau privažiuoti. Yra, tai buvo. Tai tipo avarinį ir taip rodai, stok. Aš taip. Taip. Man yra buvę. Jo. Tai rodau ir tada stok. Atsičiu, kuo tu debilas nori iš manęs. Ja, tai labai sunku supras būtų, bet aš galvoju, aš nežinau, kaip parodyčiau. Aš turbūt tiesiog privažiuočiau, rodyčiau, kaip nors banyčiau jo mašinas galą. Nu, tai tą patį, aš irgi sakau. Aš tai rodyčiau. Ha? Va. Jo, YouTube thumbnailas. Va. Arba Antanai, tai jaučiu, žinai, ir, gal abu žinosit, kai atpažįstate mašiną kažkas ir dar keturiesi sėdi ir tada tave lenkia ir visi keturi tave žiūri. Jo. Dabar biški mažiau, bet būna, netgi nežinau, kaip mano BMW iš vis atpažįsta, kai jų yra belė kiek daug tokių, žinai, bet kai su Kamariku būdavo, tai eina savo, autostradai važiuoja, žinai, prisivyja, žinai, kažkas. Būdavo toj mirksi lempom, davai, statom, žinai, važiuoja. Ir aš toks. Traguot. Jo, ir matau, kad atvažiavęs su kokiu M3, žinai. Galvoju, kad tu blemba, pas mane 3-6, žinai, nevažiuoja, jinai man taip, žinai. Aš tam dažnai padraguoti. Belė kiek visi norėdavo, tipo, nu davai, pavažiuojam, nes pas mane, kai tas garsas būdavo, visi galvodavo, kad ten žoskai gerai važiuoja. Bet Kamaro, belė kaip sunkus ir dar 3-6, žinai. Nu tai jinai ten smagu važiuoti, bet tikrai nevažiuoja taip, kaip koks M3, žinai. Tai labai būdavo. Ir dabar, va, tarp kitko, važiavau Raudondvario plentu ir jau matau, ten, žinai, buvo, nu, jaunuolių daug. Grinai ėjo. Ir aš taip lietai važiuoju, nes raudona užsidegė ir taip žiūriu visi. Ir nusekė. Ir aš toks, žinai, sėdžiu ir taip kažką nekreipiu dėmesio, muzikos klausausi ir žiūriu per veidrodėlį nuo stotelės. Visi bėgti iki to šviesoforo, žinai, kur aš stoviu. Ir aš taip galvoju, greičiau šalia, pribėgo ir prie lango. Tipo, atidaryk, nu atsidariau. Labas, labas, ir aš toks, labas, ir aš toks, ką daryt dabar? Labas, labai faina. Ačiū labai. Ir aš tik nežinau, kaip reaguoti, kaip ten, ką, žinai. Bet sakau, gerai vaikai, sėkmės, gražios dienos, aš važiuoju toliau, žinai. Per raudoną. Jo. Bet man būna, kad momentais, va, nežinau, kaip reaguoti situacijai. Aš toks tiesiog kimarinu, žinai, ir toks, labas, ir aš, labas, ką žinau, man žiauriai nejauku tada būna. Pas mane pavardė jau čia yra tokia, kur aš labai visą laiką, labai girdės, niekas nenuslepia, kai mane atpažįsta kažkas ir nori apkalbėti. Taip girdės, ypač tas toliai, žinai. Jo. Tai vakar sporto salėje, blech, irgi du bachūrai atpažino, žinai, jau ten, kai aš išeidinėjau, jie irgi išeidinėjo, man atrodo, atpažino. Ir vienas įstikinęs buvo, kad ten aš, kitas nežinojo, žinai. Girdis toks, žinai, aš taip užmetu akis, nieko nereaguoja aš, bet užmetu akį, vis matau, žinai. Tas kitas. Tada žiūri, taip užmeta vis ir jie, žinai, žvelgsnį, žiūri jau Instagram'e. Taip pat tikrina ir toks pat, žinai. Tas pats, ne. Po to išskirsta ir aš taip išeidamas ten jau persirengęs, sakau, o tai nepanašus iš nuotraukų? Nelabai. Aš taip būna, jeigu taip pastebiu, kad, žinai, žmonės irgi apkalbinėja, ten irgi supranti, kad, nu, viskas aišku, kad, žinai, jau atpažino ir, tipo, per kampą, kur nors žiūrite, aš tiesiog visur taip pažiūriu. Ai. Tai bandau žvilgsnį pagauti ir tada tie... Jo. O aš tai man taip būna nejauku, labai dažnai šiaip tai būna, ypatingai ten, žinai, kai vat, jaunimas atpažįsta, bet nežino tėvai ir prašo tėvų, kad ateitų galėtų nusifotkinti su manim. Ir tada ateina ir būtinai, nu, tipo, man nereikia tos informacijos, jūs galit manęs nežinot, galiu nepatikti ar dar kažką, žinai, bet ateina ir visi.
visą laiką, mamos. Aš tai jūsų Aš tai tavęs nežinau, kas tu toks, Jo. šiaip man nelabai ir įdomu, Klasika, nu, klasika. bet čia, žinai, tipo, vaiks nori, nežinau, kas tu šiaip, nu, tipo, nu, fotkį. Būtina, blėt, užmesti. Ir, tipo, aš toks stoviu, gerai, nežinot, ką man dabar daryti, žinai. Ir aš Jo. toks visada taip nejaukiai jaučiuosi, aš nežinau, ką atsakyti, žinai. Jo. Nežinau šitoj situacijai, kaip elgtis ir tada... Gerai. Jo, bet labai kažkaip toks priverstinis būna, atrodo. Jo. Jei ką, aš tas nežiūriu, nežinau, mano brolis tave žiūri Jo. ir gal galim sufaktinti. Man šiaip tai iš vis net neįdomus ir šiaip aš nelabai iš viso domiuosi, ką jūs ten veikėt. Tai būna, žinai, čia dar, kai jis ateina su vaiku, tai čia dzin, bet būna ateina vyresnio amžiaus žmogus, nu, tarkim, ten, žinai, visokas, tėvukas. Aš tai nežinau, kas su toks čia kažką lenktyniau, kažką, žodžiu, darai, bet mano vaikas nori nuotraukos. Jo. Jis selfie daro jisai. jo, yra buvę. Sen, iš kur tu, kaip tu surišai galus, kad tavo vaikas nori nuotraukos, jeigu tu selfie darai su manim? Jo, Vaiko nėra. šiaip aplinkui. labai dažnas atvejis būna, bet aišku, aš suprantu, kai sako, būna tik mama kokia ir paprašant fucking, kad vaikas labai žiūri panašiai. Na, bet taip gal per televizorių, žinai, mato, nežinau. Tai viskas gerai, bet jeigu tu... Kam tą informaciją sakyti, nes aš tada... Kaip tu nežinodamas mane, žinai, kad tavo vaikas žiūri mane ir jisai nori yra selfie. momentas. Tai toks, man, žinai, mindfuckas. Man komunikuoti tada žiauriai sunku. Nu, čia Nežinau, ką turėsim vaikų, sakyti. Gal žinosim. Dabar sunku pasakyti. Jo, gal kai vaikai žiūrės ten dabartinius influencerius, nu, tipo, ateities Ir influencerius. mes eisim pas juos, žiūrėk. Vėl tą patį, aš tavęs nežinau. Jo, jei ką, tai nieko neturiu bendro su tavim, bet mano vaikas kaip ir tave žiūri, tai kažką gal galėtume. Ai, nu tai man... Nu, bet negaliu taip sakyti. Savo laikais aš irgi buvau influenceris, turinio Jo. kuriejas, bet tavęs tai nežinau. Užaugsiu, suprasi. Tokį repliką uždėti. Čia tokia įdomesnė situacija, tai žmonėm, kur ateina ir tavęs nežino, bet nori sfotkinti. Šitą norėjau... Man labai įdomu jūsų tie ženklai, iš tikrųjų. Jūs dar atsimena, kokie ten tik tokie buvo pavyzdžiai, kur už durų vienas ar kitos sėdi ir kaip rodo ženklus. Nu, va, tipo, kaip skambinti, žinai, kaip pakelia šitas, kokie dar buvo. Blemba, neatsimenu. Šitas buvo davo. Kas čia yra? Čia ką žiedą užmaut? Nežinai, tas ką reiškia? Ne. Šitas ženklas. Pasipiršt. Seni, būtent. Taip, čia Bet reiškia. va šitas Pasipiršt. pušlumo dalykas, ant kiek nėra nedirti minded žmonių. Nu, tarsi, kas nesuprasta, ne? Kas Nu. ir taip pagalvotų, įsivaizduok, ai, tai čia žiedą užmaut nori. O ką? kad turim tai. Aišku, žinau, ble. Čia vaikystės bairiai, čia šitie. Kažkokių tikrai būdavo dar, aš tai jau nebeprisimenu tų visų. Bet aš turiu žaidimą. Nu. Čia susijęs su šitą? Pala, šitaip ir šitaip? Ai, man reikia pagalbos. Čia, tipo, iš gestų kalbos prieš, ar ką? Jo, jeigu ten, tarkim, smurtas artimoje aplinkoje ir tu tokį padarai ženklą, tipo, kad tau reikia pagalbos. Rimtai? Jo. Aš moku gestų kalbą irgi, žiūrėkit, šitą. Žinot, ką reiškia? Špyga taukota. Ne. Jeigu aš tai padarai. Skambina kažką. Ne. Varpelis. Į tualetą noriu. Čimtai. Šitaip? Jo, reikia įkišti pirštą taip ir pavibruot. Nu, tai va, Avebruoti. pašeikint ranką. Eina savo. Į tualetą noriu. Tik tiek žinai iš gestų kalbos. Buvo mane išmokinę abecelę į mantę kažkiek, bet pamiršau jų. Vėlai man te moka. Jinai... Lemą, neatsimenu kodėl. Gal jai patiko kažkoks serialas, kur gestais kalbėjo ir išmoko taip. Nu, kažkas. Sako, random. Ir tada sakė, kad būtų labai kietai, jeigu mes išmoktume ir galėtume tipo vakarėliuose susišnekėt, jau noriu namo. Žinai. Tai čia užtenka vot keletą žodžių išmokti. Jo, tokių, kur... Ką rodėjai? Jo, tiesiog seni, esi vakarėlį. Jau noriu namo. Šitas reiškia, aš noriu namo. Lukai? Ai, žinokit, ačiū Rokai, labai faina vakarienė, žinok, bet mes jau lėksim. Jau reikia. Nesakai. Ženklas, sėdi pas savo. Ačiū, Rokai, mes jau lėksim. Jo. Tikrai niekti suprasti, blema. Bet, blema. Kokių dar ženklų yra? Turiu žaidimą aš jums. Nu, davai, Ai, tai žaidimą. nežaidėm dar. Dar nežaidėm. Supratau. Iš pakalius raugai kažką. Jo. Fuck. Nu. Dabar mes išsirinksim po vieną lapelį. Ir Ar ten... tu kažką paruošėsi? Jo. Yra po vieną lapelį ir tam lapelėje yra kažkokia tai tema, ane? Mhm. Dabar turėsim 60 sekundžių
pakalbėti savo nuoširdžią nuomonę apie tą temą, ką galvojam. Okay. Tipo, išsitraukti. Kiekvienas turėsim skirtingą? Jo, kiekvienas skirtingą temą. Ir turėsim laiką. Kada spėjai paruošti? Šiandien. Čia tada, kai pasakiau, kad nelabai turim ką šnekėti, ar podcast? Ne, žinok, prieš tai aš jau buvau nuspėjęs šitą temą. Gerai, 3 lapeliai, va, galite rinktis. Dak man mėlau Tomį kokį nors. Ačiū. Ir man Ką lieka. pasakyti? Pala, o tai pasakyti ir šiandien? Ne, nesakykit iš karto. Pats sugalvoji, čia tiesiog kažkaip random. Random visiškai. Okay. Ta prasme, Padarysiu, ne, aš pats galvojau. Beliauskaitą. Oh my god. Nenorėjau šito. Ai, bet gavai. tema žinai. Gavau šitą, kurio Tema nenorėjau. žinai, jo. Bet galbūt labiau man į temą. Nu, davai. Nu gerai, kas norit pradėti? Pala, tai mums reikia tiesiog pasakyti, kokią gavom ir kažką pasakyti apie tai. Jo, minutę laiko reikia pašnekėti, galim netgi, gali nustatyti minutę laiko, 60 sekundžių, pašnekėti visiškai nuoširdžiai, be jokių per daug apmąstymų, žinai. Gerai, tu ką pradėk. apie- Kas? Tu. Aš pradėti? Taip, tu pradėk. Nu davai, Parodys pavyzdį. nesugalvojau nieko, gerai. Kloką rašyk. Važiuojam? Žiūrėjom. 3 dienas. Gavau temą Tinderis, tai mano nuomonė apie šitą visą temą yra tokia, kad šiaip aš niekada negalvojau, kad tenai galima surasti, pavyzdžiui, žmogų, su kuriuo tu bendrausi ilgą laiką ar dar kažką. Man būdavo toks momentas, kad tenai tik tais dėl greitų kažkokių tai dalykų, ar ne, ten one night standai ir taip toliau. Bet per savo tą laikotarpį sutikau tikrai labai daug, labai gerų merginų, su kuriuom esu ir susitikęs, ir bendrauju iki dabar. Ir tikrai ne vien tik tais dėl to one night standų, žinai, ir taip toliau. Labai daug gerų merginų, su kuriuom iki dabar bendrauju. Jo, nu ta prasme, jo, tipo, iš Tinderio tapo jos ten draugiam, žinai, ir taip toliau. Nu, tipo, kur ten susitinki mieste ir taip toliau. Tai labai pakeičiau nuomonę, aišku, yra visko, faktas, žinai, bet pakeičiau labai nuomonę, kad Tinderis nėra tik tais vien tik apie tai. Ir tikrai yra daug žmonių, kur ir iš mano ten tarpo, žinai, kur netgi santykius sukūrė ir draugauja, ten ir susituokia ir taip toliau. Tai tikrai, tarkim, daug žmonių yra darboholikų ir taip toliau, kur neišeina kažkur. O kur tu susitiksi, atrodo, žinai. Man panašiai irgi atrodo, žinai, yra, nes aš daug kur neišeinu. Ir čia yra tiesiog momentas, programėlė, kur tu gali tikrai susipažinti. Vat. Nu, čia dabar šio laikinės susipažinimo programėlė tiesiog, nes kitur sunku susipažinti, žinai. Taip. Koks tai yra? Bamboozle. Bumble. Bumble tai iš viso fainas yra, nes panos turi tau pirmą rašyti. What? Jo, ten Tinderis yra, kad, nu, dažniausiai vis tiek bičiai rašo, o Bumble programėliai panos turi pirmą rašyti. Tu sumečini, tu negali panai rašyti. Yra užblokuota. Ir tik pana turi tau parašyti. Taip įdomiai. Jo, ir tada daug panos sako, lemma, tai nesąmonė, čia dabar man reikia iš komforto zonos išeiti, žinai, tipo, aš turiu rašyti čia pirmą. Ir dažniausiai būna, kad panos parašo tiesiog labas be nieko, tiesiog, kad atsiblokuotų ir bernai galėtų rašyti. Ir tada, žinai, ir tada aš dažnai, nu, tipo, būdavo, kad parašydavau labas. Ir daugiau nieko irgi. Ir tada nustoja, ir tada, žinai, man rašo. Tai kodėl tu manęs nieko neklausi? Tai davai, tu dabar, žinai, manęs klaus kažko tai. Bet jo, tenai irgi įdomiai. Tai man tai visai, aš pakeičiau savo nuomonę apie šitas platformas. Kad galima surasti. Kiek užtruko? Nu, čia 2 beveik. Nu tai gerai, galim daugiau tada šnekėti. Nu, tai kiek gaunas, tai gaunas. Davai. Varyk. Man? Varyk. Lietuviškas maistas. Žiūrėjau. Veganiškas. Veganiškas? Šiaip, čia tokia kaip rasizmas, kaip homofobija man, kur aš ten labai turiu nuomonės apie tai. Iš esmės, jeigu tu esi veganas, tu ir būk veganas. Aš labai mėgnu, tiesiog man patinka valgyti mėsą. Taip, yra pilna video, kur ten skriaudžia tos gyvulius, užmuša juos. Labai man gaila, bet iš kitos pusės mes tam ir esame sukurtas, mes medžiot, mes iš vis vyrai, mes turim medžiot briežius, mes turim mėsą valgyti. Tai man mėsa, atrodo, yra reikalinga, vien iš tos pusės, kad aš jos pavalgęs tikrai jaučiuosi daug geriau. Viskas gerai, gal jeigu valgyčiau netikrą ten mėsą, ar tos lapus visą dieną, gal man viskas būtų gerai. Aš tiesiog džiaugiuosi, kaip yra, ir nieko neturiu prieš tos, kurie turi. Aš nežadu ir neplanuoju tapti vegetaru arba veganu. Taip, kad, sorry, esu toj kitoj pusėje tiesiog. Bet šiaip, žiūrint iš tos pusės, kiek esu matęs tyrimų, tai žmonės, kurie nevalgo mėsos, paskui nukrenta daug dalykų, kurių privaloma turėti kūne. Vėlgi, žinai, šitas dalykas, nu čia grinai, vat, kaip tu pasakei, tipo,
kodėl atrodo, jeigu ten, pavyzdžiui, gėjai, tai eina ten mitingų, žinai, gėjai. Normalius, taigi, ten, nu, sakykime, šeimos, neina jokių mitingų daryti. Yra tradicinė šeimos mitingai, ten gyvlėti, Orlauskai, sakai. Ten veganai, vegetarai irgi, žinai, aš nieko prieš, nes mano sesė, pavyzdžiui, irgi vegetarė, žinai, nevalgo mėsos, bet neina, jinai nesiskelbia kažkur, arba čia, žinai, tipo internete, o, jūs valgot mėsą, nu ką? Jo, kol jie nešaukia to, kad tą daro, tiesiog savo tą laiko, viskas gerai. Jo, man irgi. Prasideda tas, kad čia jau kelia kažkokias problemas iš to, tai tada jau. Tipo, jūs esat blogi, nes valgot mėsą, žinai, nu, tipo, vos ne iki tokio lygio. Kad 15 metų iki tol valgė mėsą. Jo. Tai vat man, kol neįsišoka, tol viskas fainai, žinai, tipo. Ne, bet realiai pagalvojus, kiek metų šimtų atgal, žinai, nu, mes tavasi medžiodavom gyvulius. Mes tai čia kaip ir gyvuliai kitus gyvulius. Taip. Tas pats, var sakyti, uždrausti leopardai zebrus gaudyti. Man gal tas, aišku, žiauru, nu tikrai. Leopardai zebrus gaudyti. Uždrausti dabar. Žiauriai geras referencas. Ja, labai geras. Man tikrai, aš mačiau, ne per seniausiai net vieną video, kur grinai rodo, kaip ten tas karvės užaugina, kaip jas ten pakarė kiaulės. Baisu, tikrai baisu. Man gaila gyvūnų. Taip. Man gaila gyvūnų, bet dėl to aš tikrai ne... Bet jeigu man reikėtų, aš medžiočiau. Tavasme, jeigu miške gyvenčiau, turbūt. Bet jie tam skirti, tam ir sukurti, kad žmonės turėtų iš ko valgyti. Jo, aš aišku nesutinku. Ekosistema yra. Nesutinku, kai būna ant tų ant kojos, antibiotikų. Vištos augintos, kur... Steroidų, jo. Bet kad, kad greitų žaukti, ten nesąmonė. Tipo, jo. Tai ten jau faktas, kad mes viso šitą mėšlą gaunam. Chemija. Chemija, faktas. Jeigu gyvensi kaime ir pats užsiauginsi kiaulę. Reikia turėti ūkininką draugelį kokį. Jo, tai čia geriausia būtų, bet... Medrožiai. Daug tiesiog... Tiesiog daug reikalų, nes paprašau nueiti į parduotuvę ir nusipirkti vištienos gabaliuką, krūtinėlę ir panašiai. Taip. Negu pačiam ją išsidarot, pavyzdžiui. Tai dėl to geriau turėti draugą ūkininką. Nebent, jo, bet ir tai, suprantate, tie ūkininkai irgi jie nėra, kad, žinai, visiškai fully sveikus dalykus gamina. Faktas, bet, pavyzdžiui, mano tėvai, kai šašlyką pirkdavo, tai perka visą laiką iš vieno ūkininko, daug skanesnis negu pardės. Taip. Bet ir tai nuo pardžių priklauso. Yra tų pardžių, kur pardavinėja tą gerą mėsą. Nei tas, žinai, pavyzdžiui, kur promo? X5 kartų brangiau. X5 brangiau, bet, ta prasme, jinai sultinga, marinatas geras ir šiaip skani ir daug geresnė mėsa. Jaučiasi pagal skonį ir pagal, žinai, visus kitus dalykus. Taip, klausimas. Neskaitant to, kad ten dirbęs su kažko, nedirbęs, tam perspektyvoje panašiai. Kur skaniausia mėsa, kur valgėt? Iš parduotuvės kokios? Parduotuvės man Lidlas. Aš galvoju, jaučiu. Lidlas yra Maxima. Aš iš kitur aš nelabai kitur ir važiuoju, žinai. Jo, mes irgi pagrindinę Maximą. Nebent jeigu, žinai, važiuoju, tikrai nėra nieko aplinkui kito, tai stoju, kur jau ten iki, žinai, ir visa kita. Bet man tenai, aš nesusigaudau tose parduotuvėse, arba man yra tiek nuo vaikystės įaugę Maxima, kur atrodo, aš bet kurią Maximą nueisiu, man aišku, kur jo yra viskas sudėliota, aš žinau, kur eiti. Ne, aš nežinau. Mes tai važiavome tą karą arčiausiai. Irgi. Tai čia, pavyzdžiui, Šilas. Aš net nežinojau, kad čia tiek daug parduotuvių Šilas. Niekur kitur nemačiau šito. Čia tik Šilą būdavo, kur turėdavo ofisą Kaune, mes sakys, dar turėjom būdavo Šilas netoli. Visos vakarienės iš ten būdavo salotos, bandutės, viskas. Taip. Jo, Šilas tai... Populiar in Kaunas, šiaip. Labai. Aš, pavyzdžiui, nesu matęs Šilo. Nėra. Nemačiau tik apart Kauno. Kauno Šilas yra, čia tik daugiau nėra. Gerai, mano tema yra motivacijos gūrų. Tokį davesnį parašiai. Žinai, aš taip perskaičiau ir man, žinai, kad pirma mintis tas... Martas Stankevičius. Ne. Tas Ironas. Tau reikia uždominuoti. Žinai tą bičą? Čia tas, kur Alfa vyra. Tai manoma, čia yra motivacijos gūrų, blėt. Aš kažkaip tokį žmogus vaizduoju, nes man tokie jie visi, blėt, keisti. Man tai ne... Blėt, keisti. Šitas... Su motivacija aš pasakyčiau, kad panašiai turbūt yra kaip su šitais visais veganais ir panašiai, kur kol nekiša tau per daug, tol viskas gerai, žinai. Taip, bet sakau, jie, kai ten pradeda tuos kelt videkus, va kaip ten, žinai, atsikėlė 3 ryto ten, you have to do this. Ir, man, blėt, man keistas meniškai. Taip, gal kažkokiu momentu tau, žinai, padės gal gyvenime, kad tave užmotivavo ir pamatyti ten tą videką, bet man tie žmonės, blėt, kažkokie keisti. Aš nežinau.
Kokio jausmus jums sudaro, kai žmonės kelia, pavyzdžiui, tikrai esi atsakę žmogų, kuris pakelia, nu, va, jau pradėjau keistis visą laiką kelias, anksti atsikėliau, nubėgau tiek, išsimaudžiau, suvalgiau tai sveiką maistą, labai gerai, nu, jūs irgi taip gyvenkit. Kokie jausmai sukyla jums? Jeigu jo yra, kaip čia pasakyti, darbas, jisai yra ten treneris ir tai kelia, nu, tai yra suprantama, nes jisai promautina savo paslaugą, bet jeigu yra random žmogus, kuris tiesiog, žinai, kiekvieną dieną kelia va tokius dalykus, kur aš pasidariau košytės, nubėgau 6 kilometrus iš šito. Blet, nu, kodėl reikia visiems skelbti šitą dalyką? Nes nori geriau pasijaust. Tu nori būti geresnis prieš kitus, gaunasi toks. Jie galvotų, kad... Šiaip gal reikia komplimentų gauti visų pirma. Dėmesio. Antras dalykas turbūt, žinok, man būdavo kartais... Ne, man būdavo, kai video filmuoju, kad stories kalt nebuvo, bet buvo, kai video filmuoju, daugiau motivacijos yra tą daryti. Jeigu filmuoju video, žinau, kad tada turiu padaryti, nes noriu užbaigti video padaryti, žinai, negaliu nusimesti tiesiog, jeigu kažkoks tikslas yra. Nu, iš tos pusės jo, bet sakau, čia jeigu tiesiog random, žinai, sakau, žmogus kažkoks įsikelia, kad nubėgo 6 kilometrus ir taip kiekvieną rytą, nu, malodės, tau gerai, bet ar reikia keltis, nu, tipo... Nu, aišku, mes neuždrausim, žinai, iš to vietoj. Jo, nes aš pats tą patį darydavau, aš prisimenu, darydavau vien dėl to ir ten visokius storius, kad, žinai, nueini į džymą, įkeli, dirbi ilgai, įkeli ir tada galvoju, nes kam niekam neįdomu, ką aš čia darau. Neįkeli, reiškia, nebuvo. Jo, nes, tipo, jeigu va, aš dabar, sakykim, dirbu non-stopų naktim, bet aš nieko nekeliu beveik istorijų, žinai. Dirbi. Tai reiškia, jo, tai reiškia, tu nedirbi, žinai. Man čia vieną kartą irgi buvau džime, sako, kažkokia buvo replika užmet, tai, tipo, istorija, kad įsikelti vos ne, nes kitaip nenais. Ir aš galvoju, blėt, aš paskutinius, nežinau, kiek metų nekeliu, tipo, kad iš vis einu į džimą praktiškai beveik. Nu, įkeliu kartais, žinai, bet taip ir tai kažką įkeliu. Arba, pavyzdžiui, atsimeni, kai jaunesnis būdavo, kai tik pradėjau šitą, visą laiką keldavau irgi ten, kaip naidavau 4-5 miegoti ir kad mažai miegu. Ir po to irgi nustojau kelti. Aš apskritai Instagramo storius nekeliu, nebent pats jaučiuosi, kad noriu įkelti. Tai man niekada neforsinu savęs, kad įkelti, ką aš veikiu per dieną. Dabar ir aš, jo. Nes man kažkaip ir kitų netaip įdomu žiūrėti, žinai, tai aš galvoju, kad kitiem nekišiu jokio nieko. Bet čia irgi. Aš jeigu pamatau story, yra daugiau nei 3 story pa žmogų, nafik aš dar. Nu, ar man jau praėjo šitas, nežinau, man nebeįdomu irgi žiūrėti. Aš keldavau tos irgi stories, kad tipo, working all night, working week, best, montaž, montavau tiek laiko. Nu, fuck, dabar jeigu norėsiu pasidalinti, bet labai retas atvejis, tavęs mano jau istorijų būna koks average'as 5 per savaitę story, max. 3 gal, žinai. Ja, bet, pavyzdžiui, kitiem maniem, aš esu sutikęs žmonių, kur sako, man ką kelias ten reelsus, post, man sako, paiba, man story, sako, yra kaip mini vlogas. Ai, nu. Sako, man žiūri įdomu, žiūrėti, ką žmonės veikia per dieną, žinai, kažkokia ten influencerė, ir jie atsikėlė tą paveikia ten tą per pietus, tum vakarė ten pažiūrėjo filmą. Sako, man įdomu, toks mini vlogiukas, greitas, žinai, 15 sekundžių, bum, permetu. Kaip įdomi. Jo, esu sutikęs tokių žmonių, sako, man ten kapostus kelia, sako, aš niekada ten laikinu. Geriau jau, jeigu reikėtų prioritizuoti, tai tada būtų postai. Tada story. Man 50-50 nuo žmonių priklauso, nes kai kurių postų, aš seku žmonių, žinai, bet man, nu, apšė tie postai neįdomus, ten mada, ten dar kažkas. Taip, seki, kam nori, aišku. Jo, bet, ką žinau, o yra žmonių, kurie man story įdomus. Nu, tai parašykit. Iš automotive pusės, žinai, ten driftai ir panašiai. Komentarus. Ar jums įdomus story? Kas jums įdomiau, jo? Postai. Ar jums įdomiau, kai story žiūrėt ar postukus? Mano priority listas. YouTube'ės video? Jo. Postas? Story, jeigu taip 3 šitą būtų. Tai prasme, daug mieliau pažiūrėsiu YouTube'ės video, kaip Antanas darėsi tatuiruotę, negu žiūrėsiu... Na, blėt, Antaną ir stories pažiūriu ir taip, sunku pasakyti. Blėt, aš vat jūsų irgi, nes, pavyzdžiui, jūs retai keliat irgi, o man, kurie retai kelia žmonės, man visada įdomu. Įdomu. Ai, okei, o ką jis veikia dabar? Tu gyvas dar? Tada įdomu. Jo, aš saku šitą rajono kunigą, blema, bičius, nesuprant, vis buvo kažkada žiauriai įdomiai, kada kelia, nes jis vieną kartą įsikelia, nu ką, šaika, tipo, jau toj mirsiu. Jo. Tai streamai būna. Po to vėl, nu ką, šaika, jau ligonį galiu, dengsta mėnesį, vėl streamo. Šiandien streaminsim iš Ispanijos, varysim. Tiesiog aš ten, nežiūriu streamų, dramo bando padaryti. Nežiūriu streamų, kažkaip man nelabai įdomu, man labai, žinai, kas man yra, visą laiką, kai jaučiu tokį priverstinį maroziškumą, man labai nepatinka. Ypač, kai forsina, ką tu dalbajos, ką tai nori, žinai, man taip nepatinka. Nu, tasme, žmonės, ir svarbiausia, kai su jais bendrauja akis į akį, dažniausiai jie su tam normaliai bendrauja, bet jų personažai, tai man tokia,
Labai nepatinka, nežinau kodėl. Senas geras Marozas, žinai, kur anksčiau Jo, bet būdavo tokių daug labai. yra, seniai. Nes ant to lengva, kaip sakyti, išpopuliarėti. Ir tie patys gitaro play, kiek tose visi tokie žmonės yra. Jeigu seniai marasiu, kad ateiksim padal plasinsiu tą, blėt, su mano šakia, kur. Blėt, žinot, yra baudėjas TV. Jo, tai aš jį neseniai pamačiau. Jisai ten streamina, jo, jis ten toks, bim, žinai, toks, ką čia, na, kažką tą iškirsiu, žinai, kažką tokio. Ir dabar rodė per farus, blėt, ir jis lygiai toks pats. Jį rodė per farus? Mačiau. Stambesnio sudėjimo, bet... Gatavas ten kažkaip, visas sudaužytas buvo. Ką iš mane, žinai, jisai jaučiasi, kad jis yra GTA, blėt. Jo. Mačiau videką. Aš, na, paleidžiu, aš išjungsiu, aš. Į furgoną nešė ten. Ir jisai, kas svarbiausia, kad prie jo, jisai buvo kaip vos nenukentėjęs, nes jis ten prasiskėlęs galvą, kažką ten jį atėjo, tiesiog eina link jo policininkai, jis jau striukia maunas, nu, dabar tai. O vos ne, kad man, aš kaip supratau, kad jisai išsikvietė policiją, žinai. Kaip supratau, nes ten jam buvo galva, nu, tipo, kažkas praskeltas. Jo, mačiau, kad ten visas veidas. kruvinas. Ir tik policija ateina ir jisai jau striukia įma. Nu, va dabar. Lelė, mačiau, gaila. Jo, ir jisai, aš kaip suprantu, jis dar biškai gyvena GTA 5 roleplay. Tai taip skamba, žinok. Toks jausmas. Aš porą kartų mačiau, bet, nu, plema po 10 minučių gal. Bet jo jokingas man personažas, aš užmatęs esu kelis. Jisai pats toks jokingas. Jokingas, toks jo. mielas, bet jisai... žinai. Ir ant bazaro nepalaušys, jisai moka. Jis ant bazaro mes nepaimtumėm jo. Ne, jis moka. Anglijai gyvenęs ilgai. Ai, tai viskas make sense. Aš labai pavyzdžiu žmonėm, kurie greit sugeba atsikirsti. Aš nebuvau tas, kur visiškai nesugeba, visą laiką buvau toks mid. Kartais pavyksta, kartais ne, kartais gerai atsišaudu, kartais ne, bet tie, kurie ant bazaro, aš taip pavydėdavau, galvoju, plema, iš kur tu taip sugalvoji dabar? Aš irgi, nes aš visada tas toks, kur tipo, daug durnių kelia, kur tipo... ant manęs, pavyzdžiui, važiuoja ir aš toks, aš tiesiog... Bet būna, kur tavęs važiuoja ir matai, kad šūdų šnekam. Taip. Eik tu apgamas, blėt, sauskilnių spenelį, na, pydarė, tu šlaumuotas. Nu, tu supranti, kad šūdų šnek. Yeah. Bet būna tie, kurie, nu, taip tave gerai suvartam bazarą, aš taip, blėt, damn. Bučiuočiau tą, žinai. Tu būtų reperiai. Jo. Žinai. Labai kietai. Aš irgi šito niekada nemokėjau. Nemoku gerai atskirti. Aš nenoriu kirti. Aš, blėt, nematau tikslo. Bet ant vietos taip gerai yra atskirs kartais, ypač kai ant streamo būna, žinai, momentų, kur jeigu kas nors ant tavęs tokį atskirti ir jis neberašys tau niekad gyvenime, nes tiesiog jausi suvartytas. Tai, aš nebuvau tas. Bar parašytą komentarą, blėt, ką čia pasakyti, kad eik nach. Omantas iš vis kitokią perspektyvą turi. Omantui parašo, duhas, tu esi banas. Taip, aš esu duhas ir tu taip, drauguži, mano mielas, ačiū, kad mane žiūri, aš duhas. Žinai, irgi toks, žinai, visiškai kitoks dalykas. Arba gretininis, tai tu pats toks. Tai tu pats toks. Tai tu duhas, tai tu pats toks duhas. Apsišiai gerai. Jo. Tai aš toks sakėm, bet man kartais visai pavyksta kažką, bet kartais ne visai ir kartais tiesiog praignoruoju, nes nežinai. Aš tiesiog ignorinu, neturiu tikslo ir laikos kapoti su kažkom, žinai. Jo, tipo, yra momentas. Būna realybėj kažkas, žinai, kažką pasako, aš neturiu, kas tam žmogum kalbėti. Aš ką pastebėjau, aš galiu labai garsiai rėkti ant kažko ir supykti. O ant troleibusų vairuotojo, blėt, rėkiau. Suvarčiau aš į ten gerai. Aš pasibėjau, kai supykstu ir galiu garsiai kažko užrėkti, užpykti, tai va tada manęs įsigąsta visi. Nežinau kodėl. Tu moki garsiai rėkti. Žinai, kada paskutinį kartą aš įsigandau tavęs? Kai ne ant manęs rėkiai, bet ant mato, kai mes važiavom keturačiais ir man padangas sprogo ir aš įsukinėjau ir matosi tavai pisjo. Taurasme, putomi, tu nesizdoji. Tyla buvo 10 minučių, nes Lukas... Tai jeigu nemoki, tai nevažiuok, jeigu tu nemoki... Jeigu tu nemoki važiuot, tai nakui tu važiuoji už manęs 1 metrą, aš tau sakau. Ir tipo, blėt, bišas kitas, kur padangas turi tvarkyti, jis žiūri per langą ir po šito viso rėkimo aš tiesiog ateinu pas jį. Galit padangas sutvarkytis, elektros nėra. Ta prasme, va tada aš buvau net aš išsigandęs, blėt, nes Lukas pizda, koks piktas buvo. Ko aš nemoku, tai garsiai rėkti. Tai jo! Tai ko tu dabar man atsitrinki? Nemoku, tiesiog mano balsas nereikia. Gali pabandyti šiaip? Nereiks, gėdas prieš daryti. Ei, Lukai! Paskui žmonės mano pusės dabar garsiai buvo, ne? Jo. Tu pas tave buvo toks biški vyriškas balsas. Nes aš biški mačiau Aurimą sausinėm sėdį. Jam jau čia buvo pykas. Jo. Pykas. Filipins tave dar. Redlinas. Bum. Ne, garsiai reiktų aš nemoku. Norėčiau gal išmok, bet nemoku. Ne mano balsui. Aš galiu tyliai kalbėti. ASMR. Žodžia, žinok. Sakyk. Dar norit kažką sakyti? Ne, viskas.
Nes man važiuoti reikia. A, jo, tu į Rygą važiuoji. Aš į Rygą. Į Rygą. Kur ten? Į saldainių fabriką. Ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvo Tomas Butanavičius, Antanas Jakimavičius, Lukas Šestavičius. Ir Mes turim mintį dar, aš kaip nu. mes turim mintį, galim pasikviesti kažkokį žmogų. Ai, jo, Petras. Jeigu jau tą žiūrėjot. Jo, Petras. jeigu žiūrėjot, galite parašyti komentarus, ką galim pasikviesti, ką jūs norėtumėte pamatyti pas mus podcast'e, kas priliptų, kam O tai gal būtų įdomu. baudėją pakviečiam, kad pakalbėtų tada. Baudėjas jaučiu dabar uždaryta, ble. Ne, lygiai baudėjai. Baudėjai, Nežinau jo. jo vardą, bet baudėjas yra baudėjas. Maladės. Jo, tai galite parašyti komentaruose, kokį svečią turėtumėm pasikviesti. Pasikviečiam baudėją, tikrai. Bet būtų Čia jokie. būtų Ne, būtų jokinga. juokinga. Norėčiau pabendrauti su Jo. įdomu. Davai, pabandysim susirašyti. Pabandom. Davai. Ir jūs parašykite komentarus. Jo. Ką Ir parašyk sekmanį, kad būtų išėjęs podcastas, kad jau išnekėjom apie jį, kad žinotų, kad jau išnekėjom apie jį ir kad norim pakviesti. Blet, mes nepadarėm jiem gėdos iš tikrųjų, nes gal jiem dabar nemalonu apie tai. Nu, taip, Aš manau, jam zin. Net jisai pašnekės iš savo perspektyvos apie tai. jo. Va, Gal, va, va. nes gal ten viską blogai parodė. Taip. Gal ten buvo Melas. melas. Taip. Bet man reikia pažiūrėti, kad žinočiau Tau parodys. esmę. Parodysiu, Okay, parodysiu. reikės pažiūrėti. Gerai, tai ačiū labai ir Ačiū. iki kitos savaitės. Čia, čia. Viso.